Esu Ignas Koženiauskas, jaunesnysis agronomas vadybininkas, nesenai įsidarbinęs. Vat ir darbas leidžia dabar ir tų skirtingų kultūrų pamatyti ir jas suprast kitaip džiugina mane kaip jauną žmogų ir smagu, kad galiu tai gauti iš šito darbo. Su žemės ūkiu bendrauju nuo 14 metų. Iš tos pirmųjų tų darbų visų tai visada tokie įsimintiniausi būna, kai ką nors netai padarai kažką, kada pjauni, šalia tėčio sėdi ir tau dūmai pradeda rūkti, nes už nugaros variklis ir kombainas paskui visas sudega. Tai šeimos ūkyje yra auginamos visos tradicinės kultūros, kurias augina žemdirbiai. Kviečiai, vasariniai miežiai, cukriniai runkeliai, žieminis rapsas. Šiemet nauja kultūra atsirado sojos. Nevengiam eksperimentų, kiekvienais metais vis kažkas naujo. Tai tiesiog ieškai, žiūri, naujų augalų į sėjomainą norisi įsivesti. Matai, kaip naujas augalas vystosi, kaip jisai žydėt pradeda, kokia jo struktūra, ką jisai duoda dirvožemiui. Man žemės ūkis visas yra kaip hobis. Kai nuo mažumės augai ir visą tai darei, tai žinokit, pasidaro kaip hobis. Patinka laukus fotografuoti, vykstančius darbus fotografuoti, tą pačią techniką. Esu baigęs bakalauro studijas agronomiją. Tęsiau studijas tik kitoje sferoje, tai inžinerija. Dirbu rytų pietryčių Lietuvoje, nuo Kupiškio iki Druskininkų, padedu ūkininkams spręsti problemas iškilusias, pasukti tam tikrą linkmę, kad tie rezultatai būtų geresni. Kiekvienas rajonas yra skirtingas. Skirtingi dirvožemiai, vienoj smėlingi dirvožemiai, kitur moliai netgi tie patys gali būti. Tai tom pagrindai ir skiriasi, kad reikia šiek tiek kitaip ir dirbti tuose rajonuose. Pratinuosi prie tų visų rajonų, stengiuosi juos aplankyti, suprasti, kas vyksta tose rajonuose, susipažinti su ūkininkais, perprasti jų tas technologijas, kaip jie dirba. Universitetinės žinios padeda su ūkininkais greičiau rasti sprendimą. Tiesiog tu jau žinai iš pusę žodžio, apie ką kalba eina. Kas gerai, manau, jaunam specialistui, kad yra daug informacijos, kurią galime greitai kelių mygtukų paspaudimu ją susirasti ir tą problemą daug greičiau rasti. Ūkininkai tiesiog ieško naujų technologijų, ieško tikslumo, nes daugiausiai laiko ūkininkai praleidžia dirbdami žemę. Tai jeigu galima supaprastinti kažkokią nors vieną iš operacijų, mes taupom laiką, taupom kaštus. Prioritetiniais pokyčiais laikyčiau, kad su mažiau būtų daugiau. Padėtų tikrai prisidėti prie to pasaulio gerėjimo. Kas motyvuoja, tai labiausiai ieškojimas. Kiekvienas sezonas nėra toks pats sezonas, kaip buvo pernai. Metodika vis tiek išlieka tokia pati. Augalų apsaugą reikia atlikinėti, javapjūtė irgi ateina. Kaip pasėsim, taip turėsim. Visi žmonės norėtumėm gerų dalykų, kuo daugiau priimti teisingų sprendimų, kurie atneštų paskui ir derlių, ir gerą emociją, ir derliaus turėsim aruodose.